Sveiki, su jumis Lapius, HQ Team, už lango sninga, berods. Ir šiandien aš jums parodysiu pamoką, kaip į 3ds Max įsikelti CAMS skriptas, kurio bus galima iš San Andreasų persikelt objektus į 3ds Max. Taigi, einam į Google ir rašom CAMS Max script. Turėtų atsidaryti GTA Garage. Turėtų būti šiaip CAMS Max script. Spaudžiam download mod, prasisinčiam 3ds Maxo failą, download. Įrašyti diską. Taip, save, prasisinčiam. Taip, oi, ai, pala. Atkelti aplanką, gerai. Dabar einam į savo instaliaciją, 3ds, kur įsinstaliavom. Aš pastavėdu diskę, program files. Autodesk, Max. Taip. Ir dabar, čia nekreipkite dėmesio. Atsidarom šitą rarą. Ir kaip matot, yra keli dalykai. Va, kas yra maps folderį, keliam į maps folderį. Čia aš kadangi jau susikėlęs, man dėl to ir sako, kad replacinti reikia. Toliau, bet čia greičiausiai atsimenant, tokia gerai, scripts. Čia irgi va, kaip matot, yra sukelti, tai aš jau nebekelsiu, kad čia nedaryti bereikalo, laiko negaišinti. Ir čia must read. Ai. Čia jau tools. Čia viskas yra sukelta. Čia parašyta kaip ką daryti. Pavyzdžiui, DFFs, tai čia atsidarysim, bet aš viską parodysiu. Todėl neapsimoka nieko daryti. Taip, galite viską išjunginėti. Taip. Toliau. Dabar sustabdysiu kol kas. Sustabdysiu kol kas ir kai atsidarysiu 3ds Max, vėl pradėsiu filmuoti. Taigi, jau va, aš atsidaręs, čia New Empty Scene, kas čia, nereikia. New Empty Scene, okei. Ai, čia kažką bandžiau daryti. Kas čia darosi? Reset. Čia dažniausiai visą laiką, jeigu nori viską atkurti, tai čia, žodžiu, pagrindinį. Taigi, atsidarom ir jeigu aš neklystu, jau viską tą susimetus turėtų būti va, štai šitą CAMS GTA script mestas. Šitas mygtukas, kaip matot, padidina tam tikrą vaizdą, pavyzdžiui, šitą tai padidina. Taigi, dabar kadangi GTA modeliai yra labai maži, kaip matote, defaultinis screenas yra maždaug toks, o ten bus kažkur toks, nežinau. Taip, pirmiausia, nežinau, gal turit, gal neturit, reikėtų išsitraukti, dabar, sakykim, modelis yra, ir paprastas modelis, ne jokia mašina, tiesiog taip. Nu, šiaip veikia ir su mašinom tas pats, bet parodysiu dabar su paprastu modeliu. Turiu Snowman. Dabar tekstūros, viena tekstūra. Export. TGA. Man asmeniškai yra patogiausia TGA išsieksportinti. Nežinau kaip kitiem. Taip. TGA. Taip. Dabar spaudžiam DFF.io ir štai atsidaro tokia lentutė. Tai yra export, viskas, ką parodysiu vėliau. Ir mums dabar reikalingas yra import. Čia pasirinkam image type, tai kaip aš eksportinu TGA. Jeigu
kokį nors charakterį ar kažką tokio eksportinant, tada reikėtų dar šitą paspaust. Bet, jo, šitą dar reikėtų paspaust. Nes jis prideda prie kaulų patį tą visą vaizdą, kaip yra. Import scale, tai normalus scale'as 1. Ir import dff spaudžiam. Dabar susirandam mūsų visą tą, kur yra mūsų failas. Tai pavyzdžiui, va, snowman, open. Ir šiek tiek, va, palaukiam, užkrovė. Tai kaip matot, štai mūsų sniego senis. Aš iš kažkur ištraukiau, pats net neįsivaizduoju iš kur. Tad nepykit, jeigu kažkas šiandien įtambu bus. Kaip matot, jis yra be tekstūrų. Norint uždėti tekstūras, reikia spausti M. Ir štai yra va šitie visi dalykai. Juos galima pasirinkti, žodžiu, daryti bet kokias tekstūras, bet čia reikia va šitą dalyką prisiminti. Aišku, man atrodo, pas jūs gali netgi tokio nebūti, jeigu iš karto parsisiuntėte 3ds Max'ą. Tai vėliau parodysiu pamoką, kaip pasidaryti tokį, nes toks yra patogesnis. Editor, jo. Tai vienintelį dalyką dėl tekstūrų, ką būtina prisiminti, tai yra pasikeisti materialą iš defaultinio, kaip dabar yra, į GTA. Tai spaudžiam standard šalia ir visus šitos susispaudžiam, čia turėtų būti materials ir spaudžiam GTA material. Ok. Ir dabar galima importinti savo visus dalykus, arba tiesiog va color. Bet šiaip geriausia yra susikurti tekstūrą, pavyzdžiui 128 arba 128. Jeigu viena spalva, tai geriausia būtų 1:1 arba 2:2 pikselių. Žodžiu, susikūrė materialą šitą, kaip matot. Va, standard, čia ne taip pasakiau. Defaultas standard buvo, tai dabar GTA material. Kaip matot, va, paspaudžiam čia standard, o čia GTA material. Taip, mūsų snowman tekstūra užsimetam ant šito. Ui, atsiprašau, taip. Ir čia, kas čia dabar yra. Taip, spaudžiam ant šitų modelio, norint užmest, ir nutempiam ant modelio. O, štai. Kaip matot, čia pasidarė baltas, kaip ir turėtų būti, rudas, juodas, čia oranžinė nosis, pagaliukai rudi ir juoda kepurė. Ne, čia kaip pilka gautosi gal kažkas tokio. Žodžiu, sakykim, norim padaryti mūsų modelį be kepurės. Tai pirmiausia spaudžiam modify panelę, pasirinkam modelį. Pasirinkam polygon arba element. Element, tai čia nesąmonė, čia... normaliai visai. Element, dabar kas yra, tai pavyzdžiui vertexai. Yra, jeigu modeliuojat su Z3D, ar koks tai nežinau, tai turėtume žinot, kad vertexai yra taškas tarp visų susikirtimų, visų susikirtančių poligonų kraštinių taškas. Ta prasme, galim sakyti, kaip kryžkelė. Arba, nežinau, kažkas tokio. Tada yra edge, tai yra poligonų šitie. Kad geriau matyti F4. Yra va šitų va lapinėlių poligonų krašteliai. Va, pažymėjau va šitą. Būtent kraštelį. Kaip matot. Pažymėjau dabar šitą. Tada eina face, tai čia būna ant šitų. Čia kažkas panašus kaip poligonai, tiesiog taip. O nežinau, kuo jis skiriasi, nes kaip matot, editable mesh čia yra. O aš dažniausiai naudoju, va, kaip convert editable poly. Aš dažniausiai naudoju va šitą editable poly. Tai, žodžiu, poligonai. O, kaip matot, va, pasirinkau vieną tą. O kadangi yra šitas element,
pasirinkom akį ir beveik visą va pasirenka. Daug poligonų viena vietoj. Taip, dabar, pavyzdžiui, panaikinkim kepurę. O, šitas kitai atrodo. Žodžiu, bet vis tiek nereikia. Šitą Oi. Ai, nu, karočią, gal nenaikinam. Ctrl Z arba Ctrl Z sugrąžina viską. Žodžiu, sakykim, gražu taip yra. F4. Štai pamatėm, gražu. Kiek tai atrodo čia, toks čiuvakas. Ir nusprendžiam, viskas gerai yra. Jeigu nieko nedarėte didžiulį pulpolį ar šiaip nieko, ir čia nieko daugiau nėra, taip gali būti. Pavyzdžiui, pasiemam, padarom, sucentruojam. Tai model helper, center spaudžiam ir size alignment solver. Ai va. Всё. Taip bus. Čia kas. Ai. Einam iš tai. Bišķi per daug. Dėliot. Štai. X formas yra. Ir dėliot. Čia kažkas čia pridirbau. Žodžiu, padarėm viską čia. Kaip matot, va, šita va linija, kur yra pat vidurys, tai yra, galima sakyti, centras visko. Žodžiu, sukūrėm kažką savo ir įmetėm. Dabar spaudžiam utilities, ar kas čia? Jo, utilities. DFF info, bet pas mane čia atsidarytas yra. Ir nebe import, o pasirenkam čia koladerius praleidžia, paskui juos uždėsim. Ta prasme, išeksportinsim kitų formatų ir eksport. Pirmiausia, reikia pasižymėti visus modelius, kokius mes turim. Bent jau vieną turim pažymėti. Pavyzdžiui, ratą pažymė ir tada tik ratą išeksportinam. Taigi, sakykim, Snowman 2 bus be kepurės. Eksportinam, viso. Dabar antras dalykas. Spaudžiam M, atsidaro šitas. Ir šičia pasimam nuo materialą. Spaudžiam standard. Ir GTA Collision Surface. Ir čia pasirenkam, spaudinėjam, pavyzdžiui, Dark, Grass, Soil, Dirt, Beton, Aluminium, Glass, Metal Pole, Door, Metal Sheet, Metal, Small Metal, Hard Metal, Medium Metal, Steel, Fence, Unused. Žodžiu, bonnet. Aha. Čia nepričiom. Tai, žodžiu, pasirenkam maždaug koks garsas, pavyzdžiui, bus ir kaip reaguos. Ir einam į Modify panelę, spaudžiam poligonus, viską pažymim ir užtempiam šitą. Kas PV pasikeičia, taip turi būti, kadangi pažymėtas. Ai, velnias. Cilindras. Velnias. Nu, gal čia gerai bus. Nes reikėjo iš pradžių pažymėti vardą. Snowman. Collision IO dabar. Ir export settings, collision match, collision, open collision file, ne, pala, kur aš čia kažką pridirbu vėl, ai va, export, ai, reikia pažymėti Snowman, bet kad būtų vardai tokie patys lygo, į collision čia, Snowman, save. Ir turim kur čia va, Snowman Collision Call, Snowman Call, kaip matot. Tai tiek turbūt bus šią pamoką.
Nežinau, kiek čia užtrukau. Čia labai daug. Žodžiu, sėkmės kitose pamokose.